Įvadinė savaitė yra skirta Vytauto Didžiojo universiteto pirmakursiam naujiesiam, tam, kad susipažintų su visų universitetu, su jų veiklom, kas vyksta universitete, kuom gyvena universitetas, su studentais ir pajustų tai, ką jaus visus 4, galbūt 6 metus, jeigu studijuos magistrą, galbūt dar daugiau. Tai pamatyti visą tą universitetą, kaip jis gyvena ir kokiu ritmu gyvena. Mes labai džiaugiamės, kad šiais metais buvo tarptautinės vertintojų grupės ir labai smagu, kad universitetą vis dėlto atpažino kaip Artes Liberales universitetą ir mūsų visi pasakymai, kad mes esam universitete savo nuostatom daugiau, tarkim, nei specialybė ar kažkas panašaus, esam priimtini ir netgi daugiau yra rekomendacija Lietuvos švietimo mokslo ministerijai, kad padėti plėtoti Artes Liberales idėją, ne vien Lietuvoje, bet ir pačioje Europoje. Labai faini žmonės, labai faina aplinka, sukurtas toks jaunimui sukurta aplinka ir tiesiog visa ta atmosfera labai faina. Kad nesijaustum kaip mokykloj, kad galėtum atsipalaiduoti, galėtum pabendrauti ne vien tik tai su bendraamžiais, bet ir su dėstytojais, taip pat, kad būtum lygiavertis su visais. Pasimetus pirmą, nes Kauno nelabai pažįstu, tai dar nežinau net kuriuo truliuku nuvažiuoti iki bendrabučio, bet šiaip dabar apsipratau, tai nieko taip. Mokytis daug kalbų, bandyti sudalyvauti užklasinėje veikloje, kad nepraleisti laiko veltui, bent tiek. Šiaip nuotaikas labai geras, iš tikrųjų aš nežinau, nieko nesitikėjau daug, bet dabar į teigiamą pusę labai nustebau, nes labai modernus universitetas.